Leiskite man jūs pasveikinti Klaipėdos universiteto vardu, kraštovaizdžio katedros vardu, kuri oficialiai vadinasi Architektūros, dizainos ir dailės katedra. Labai džiaugiamės, kad labai įvairi publika šiandien susirinko. Matėme, kai registravotės, kad iš tikrųjų platus spektras yra sričių ir amžiaus grupių. Labai norėjom, kad dalyvautų tiek moksleiviai, tiek mūsų studentai, tiek kitų mokyklų studentai ir specialistai čia, tam, kad galėtumėm turėti tikrai gyvą, gerą diskusiją apie tai, kas mums rūpi. Mums visiems rūpi mūsų aplinka, kuri mus supa. Mes jau kurį laiką su savo kolegom norėjom šią temą padiskutuoti, todėl kad aplinka mus formuoja, aplinka mus veikia ir klausimas kaip ir kokios mes tos aplinkos norime. Nuo mūsų jinai priklauso ir mūsų kolegos specialistai tiesiogiai su tuo dirba, ją formuoja, kraštovaizdžio architektai, inžinieriai, nuo jų priklauso, kokioj kokybėje mes gyvename, bet ne tik nuo jų ir nuo mūsų pačių, todėl kad mes ją kuriame visi. Tai šiandien apie tai ir kalbėsime. Turime labai gausų būrį svečių, turime daug svečių iš Vilniaus, praktikų, dirbančių šitoj srityje, turime akademikų, kurie visą savo gyvenimą yra pašventę mokslui ir tyrinėjimam šitoj srityje. Taip pat turime ir svečių iš gretimų specialybių, kurie taip pat bendradarbiauja su kraštovaizdžio architektais ir taip pat prisideda prie aplinkos kūrimo. Tai aš labai noriu pakviesti ir oficialiai pradėti mūsų šiandienos diskusiją, mūsų Menų akademijos dekaną Vytautą Kertenską. Labą dieną, gerbiami konferencijos dalyviai. Man labai malonu, kad mane katedros vedėja docentė Ramunė Staševičiūtė pakvietė šitam atidarymui. Turbūt pirmą kartą, kol aš esu dekanas ir kaip atsirado kraštovaizdžio architektūros katedra Menų akademijoje, buvusiam Menų fakultete, tai pirmą kartą tokia didžiulė konferencija yra surengta šio klausimo. Manyčiau, kaip ir Inga pradžioje sakė, kad tai yra labai svarbus klausimas, žmogus ir aplinka, tai šiandien mums iš tikrųjų labai yra svarbus, labai įdomus ir labai reikalingas klausimas ir labai reikalinga diskusija šiandien. Turbūt simboliška, kad sutampa jūsų konferencija su Paryžiuje vykstančia konferencija, ten truputėlį kitokio formato, bet vis tiek sieja su šita jūsų konferencija. Žmogus ir aplinka. Aplinka šiandien mūsų turbūt yra apgailėtina, jeigu žiūrėsim visos Lietuvos mastu. Pažiūrėkime į šiukšlių krūvas, pažiūrėkime į apgriautus pastatus, pažiūrėkime apie griūvančius pastatus. Tai iš tikrųjų yra apie ką pakalbėti, turbūt yra ką paanalizuoti. Aš linkiu jums ko geriausios sėkmės, tikiuosi, kad pranešimai bus įdomus, kad jūs turėsite apie ką padiskutuoti, išklausę vienas kito ir turbūt turėsite naujų minčių ir suformuluosit kažkokį tai konferencijos ar rezoliuciją, ar bus kažkoks nutarimas, nežinau, kuo jūs vainikuosit šitą savo darbą, bet tai ko geriausios jums sėkmės. O kas turi laiko, tai mes kviečiame rytoj jau savaitgalis, aš čia su kažkuo diskutavau, nebūtinai skubėti Vilnių atgal. Savaitgalis žada būti audringas, jūra visada audringa, tai mes kviečiam pabūt, pasisvečiuoti pas mus, dar naujų minčių pasisemsit, pamatę jūros ošimą. O šiaip aš atsiprašysiu, aš tyliai ramiai pabėgsiu, nes mes 1 valandą turime senato posėdį. Ko geriausios jums sėkmės. Taip pat kviečiam mūsų gerbiamą katedros vedėją, docentę Ramunę Staševičiūtę, pasakyti sveikinimo žodį. Labą dieną visiems gerbiami konferencijos praktinio seminaro dalyviai. Kadangi gerbiamas dekanas taip viską gražiai sudėliojo ir Paryžiaus konferencija čia įjungė, tai nelabai ką ir turiu pridurti. Mes ko gero priimsim dėstyti jį, aš taip jaučiu.
nes labai apibendrintai žiūri, tuo labiau, kad dabar tie tarpdisciplininiai menai yra labai populiarūs ir labai plačiai vystomi. Tai tiek ir norėjau pasakyti, tiesiog sveikinu visus atvykusius, padirbėsim, paskui pabandysime kažką paeksperimentuoti, apačioj mums padės Frezė į darbo pabaigą. Ir manyčiau, ta pati idėja surinkta įvairią publiką, čia kažkaip gimė gan spontaniškai. Tiesą sakant, tokiam formate nedalyvavau, kur yra mokytojai, mokiniai, studentai, dėstytojai, specialistai dirbantis. Tai aš iš anksto atsiprašau gal už kai kurias tokias lengvesnės temas, jeigu yra kas labai atėjo, taip sakant, didelių mokslų pasisemti, nes bandome tai padaryti populiariai pakankamai, kad suprastų visi, tuo labiau, kad visuomenė irgi turi suprasti, ką mes darome. Ir manau, va tokio formato renginiai, tai mums padės vieniem kitiem susikalbėti. Ir tuo pačiu vėl noriu prisiminti Algimanto Zavišos architekto fondo pačią idėją, kas ją girdėjot, kas negirdėjot, ne taip svarbu, bet pati idėja ir yra apjungti visas visuomenės rytis, kad jie suprastų, ką daro architektai, kad architektai kita vertus suprastų, ko nori visuomenė ir vieni kitus auklėdami mes, kaip sakant, pasiektume kuo geresnių rezultatų. Tai labai ačiū visų pirma už atvykimą ir tikiuosi iš jūsų didelės kantrybės ir galbūt per daug nesmerkti, jeigu jums kažkas pasirodys taip ar ne taip. Mums patiems labai įdomu, ypač ta kita dalis, kur mes pasikvietėm pranešėjus specialistus, tai mes patys nežinom, ką mes ten išvysime. Ir, taip sakant, patys savo irgi pasidarėm tam tikrą malonumą. Tai va, tai ačiū labai ir ką, gero darbo. Tai ką, pradėsim, aš šią dalį pamoderuosiu, padėsiu pranešėjams sekti laiką. Ir jeigu turėsite klausimų, tai po pranešėjo pasisakymo drąsiai kelkite ranką ir klauskite, kad nepasimirštų klausimai. O dabar pirmąjį pranešimą skaitys mūsų mylimas ir gerbiamas profesorius, daktaras Petras Grecevičius, mūsų kraštovaizdžio katedros įkūrėjas ir vienas stipriausių iš tikrųjų specialistų kraštovaizdžio architektūros Lietuvoje. Taip, aš dar jums įjungti turiu jūsų tik pranešimą. Ir dar prieš pradedant profesoriui kalbėti, turbūt gal ir papasakos daugiau pats, bet iš tikrųjų nuopelnai ir darbai yra įspūdingi, geografiškai netgi, nežinau ar visi žinot, bet mūsų gerbiamas Petras yra sukūręs netgi parką Šanchajui, ne? Džindžiau šalia. Tai domisi Japonų architektūra, kraštovaizdžio architektūra, sodų kūrimu, taip. Tai aš tikiuosi, kad jūs apie tai išgirsit, o jeigu kartais kol nepaminės, tai būtinai paklauskit. Tai perduodu žodį. Taip, bet tiek klausimų, kad praktiškai, labadiena pirmiausia visiems, kad praktiškai čia reikia gero pusdienio, o aš nemoku trumpai kalbėti, kadangi dėstytojas esu, dėstytojai, žinot, plepa labai daug. Pranešimas iš tikrųjų, nepykit, labai toks, kaip čia pasakęs, chaotiškas, kadangi mokslininkas dirba ištisą parą, 24 valandas paroje, tai mintys gimsta ir šį pranešimą ruošiant taip pat atsirado kai kurių idėjų. Aš tikiuosi, kad kažkas iš jūsų atsiras, kas buvę bakalaurai mūsų, panorės studijuoti magistrantūrai pas mus ir būtent ims tą temą, kurią aš dabar pristatysiu, nes labai svarbi tema. Taip pat aš galvoju, kad panašia tema galėtų atsirasti ir studijos doktorantūroje, tai yra daktaro disertacijos tema. Būtent mokyklų aplinka, mokyklų landšaftai ir taip toliau. Va, tai, o šiaip tie, kas ten pasiekta laimėjimai, šiaip žmogus turėtų vertinti savo darbą pagal tai, ko dar nepadarė. Tai aš tikrai norėčiau labai daug padaryti. Aišku, vėlgi priklauso nuo aplinkos. Statybinės ir taip toliau visokiausias ir gali labai daug norėti, bet nieko nepadaryti, o kartais pasiseka kažką padarai. Tai praktiškai iš tikrųjų Lietuvos ugdymo įstaigų būklė. Kodėl? Šita tema, mano nuomonė, svarbi. Mes iš tikrųjų
Čia yra mokytojų mūsų tarpe, nepykit, pakeiksnuojam kartais, kai ateina pas mus į pirmą kursą, buvę jūsų mokiniai, auklėtiniai, iš tikrųjų mums atrodo galbūt, ir mes tai viską padarom, bet taip pat kažkaip daug ko jiems iš tikrųjų stokoja ir sunku įsijungti, ir pirmi metai būna sudėtingi ir taip toliau. Gal ne visada tas pasirinkimas būna labai motyvuotas. Bet čia ne jūs kalti, iš tikrųjų kalta aplinka, žymė dalimi. Aš susipažinęs su daugeliu Lietuvos mokyklų aplinka, su Latvijos, su užsienios, ir tuo pačia kiniečių, kinų ir taip toliau. Japonų parodysiu vieną dabar projektą, kurio gal nematėte, kažką kraštovaizdžio architektai matė. Bet šiaip kraštovaizdžio architektus jau dirbančius aš labai prašau savo žymę kūrybos dalį skirti mokykloms. Tad vaikų, tai yra ugdymo įstaigoms, darželiams ir mokykloms. Tai yra pats svarbiausias darbas. Mažės migracija, didės kiti dalykai, didės interesatumas ir toliau. Iš tikrųjų, Kraštovaizdžio architektų sąjunga turėjo konferenciją, kurioje buvo aptariama apie vertę, aplinkos vertę, kuri priklauso nuo kraštovaizdžio kokybės. Prasta įmonė, jeigu prastai atrodo, kokia ten produkcija yra aplamai, kad iš juos nieko gero ir taip toliau. Gražus namas visada yra brangesnis, gražus vaizdas taip pat. Tai kur čia dabar tos knopkės, taip. Kas yra kraštovaizdis, kaip ką, aš dabar nesakysiu, tiek čia yra Europos kraštovaizdžio konvencija. Iš konvencijos išrašyta, patvirtinta jau prieš 15 metų, Europinė konvencija, iš tikrųjų labai svarbus dalykas, įpareigoja mus ruošti kraštovaizdžio architektus, mylėti kraštovaizdį, tvarkyti tinkamai. Ir siekti, kad Lietuvos kraštovaizdis būtų Lietuvos kraštovaizdis, o ne kažkoks neaiškus kažkokia būtybė. Kad mes atpažintume, kad čia baltų kultūra ir taip toliau. Ne tik Kinijos baltų kultūros partija, bet būtent Lietuvoje, čia viskas turi būti. Tai man kas svarbu iš tikrųjų, kai žiūriu, mokyklos architektūra, savitumas, semantinė raiška. Aš klausiu ar mokytojų, ar direktorių, sakau, kur vaikai fotografuojasi, gavę atestatus. Sako, ten ieškom, kur nėra kur. Pagrindinis fasadas yra, atleiskit, kartais, kaip pasakė, tipinis projektas, sovietinis projektas,